Greitas makiažas su rudens naujienomis. Veidas jau padengtas makiažo pagrindu ir dabar būtinai užfiksuoju birią permatomą pudrą, kuri suteikia Photoshop efektą, tobulai matizuoja odą ir laiko makiažą vietoje visą dieną. Neturi spalvos, tai tinka kiekvienai odai. Ta pačia birią permatomą pudrą paprastai pirštu padengiu voką, kad matizuoti sugerti ribaliuką. Kreminiu šešėliu Golden Sunrise labai greitai padengiu judantį voką ir tuoj pat išsklaidau pirštu, nes šie šešėliai yra labai atsparūs, labai greit užsifiksuoja ir jų reikia retušuoti ir sklaidyti momentaliai, nes po minutės jie jau sustoja taip, kaip padengiam. Šis makiažas man laikėsi visą dieną iki pat nakties. Skaistalų highlighterių paletę Honey Glow visų pirma panaudosiu kaip šešėlį. Sukuriu lanką ir labai gerai išretušuoju. Ši spalva medaus arba saulės nupučiuota labai gražiai tinka prie šitų šviesių šešėlių. Labai svarbu jų gražiai išsklaidyti. Ta pačia paletę naudoju be abejo ir kaip skaistalą ir highlighterį. Užtenka šios vienos spalvos, kad sukurti labai gražų padengimą saulės nubučiuotą veido. Tuo pačiu modeliuoju veidą. Kreminiu skaistalu Midnight Galaxy tamsesnios spalvos užtamsinu išorinį kampą ir tuoj pat teptuku išretušuoju, kad nebūtų griežtų linijų. Šis šešėlis taip pat laikysis visą dieną iki pat nakties. Svarbu išsklaidyti tuoj pat. Akių makiažo užbaigimui būtinai panaudoju tušą Lash Love, kuris ilgina, storina ir ryškina blakstienas. Lūpoms tobulai blizgis Fancy Nancy ir antakių pieštukas antakiams. Paskutinių žingsnių makiažo užbaigimai bus paakių maskoklės persikinės spalvos Light Peach. Šio maskoklio reikia visai mažo kiekio, kad tobulai užmaskuoti paakių pamėlynavimo. Maskoklis iškart suteikia veidui pailsėjusią išvaizdą, paakiam gaivaus žvilgsnio. Šis maskoklis nesikaupia raukšlėse, yra atsparus prakaitui ir vandeniui ir nereikalauja fiksacijos. Jeigu patiko, dėk širdutę, dalinkis, įspausk sekti.